Labas, Mėnulio magija, sveikinasi su tavimi ir mūsų liutukams dovanoju jau iš ankstinę kalėdinę dovanėlę. Rašykite po šio postu, kurį zodiako ženklą video padarysime sekantį. Tai dabar liūtams tinkantys kristalai, greitai apžvelgsime. Pradėsime nuo kalcito, pasidarykite iš karto print screeną, kas patinka, arba prisiminkite pavadinimą ir lauksiu jūsų žinučių, papasakosiu daugiau. Ir taip pat, kas norės, galite rašyti, kas vyksta jūsų gyvenime, pagal tai padėsiu išsirinkti irgi kristalus, labiausiai tinkančius tiek jūsų zodiako ženklui, tiek, kuris padėtų būtent jūsų dabar esamai situacijai. Tai laukiu jūsų žinučių su džiaugsmu ir su meile. Kalcitai tie, kurie nori būti čia ir dabar, ir tai yra savirealizacijos kristalas. Taip pat turime nuostabų chrizoprazą, kas yra drąsa gyventi, yra pavasario augimo energija, meilės energija. Taip pat nuostabioji chrizokola, tai yra moters draugė. Kalnų krištalas, jisai mums dovanoja koncentraciją, yra gyduolis nuo 90% visų ligų, fizinių ir dvasinių. Čia labai trumpai. Rutilo kvarcas, šitas nuostabusis ir gražusis su amūro strėlėmis. Va, kokios auksinės gražios ir Veneros plaukais. Tai yra ramybės akmuo, naujo etapo akmuo, santykių akmuo. Labai dažnai nešioja poras, kurios jau kartu ilgai gyvena arba yra susituokę. Rožinis kvarcas, kaipgi mielieji, be jo, juk tai yra meilė savo, visą laiką primenu ir priminsiu. Mylėkite save, tuomet gyvenimas aplinkui pasikeis. Taip pat tinka tiems, kurie bijo meilės arba mano, kad yra jos neverti, dovanos labai daug harmonijos, galite su juo ir miegoti. Perniolis, mūsų vienas aistringiausių kristalų, kuris yra daug aistros turintis akmuo, motyvacijos, džiaugsmo, įkvėpimo, kas ieško antrosios pusės, taip pat kas turi antrąją pusę iš naujo santykiuose įžiebia aistrą, ir šį kristalą labai dažnai renkasi poras ir nešioja abu. Mėnulio akmuo, vadinama šiaip moters akmeniu, susiję viskas, kas su moteriškumu, mūsų sveikata, mūsų visais ciklais, vaisingumu, emocijomis, intuicija. Nuostabus kristalas, žinoma, nešioja ir vyrai, kuriems reikia pastiprinti šitą pusę. Taip pat morganitas, nuostabus kristalas, tie, kurie dirba iš širdies, iš pašaukimo ir savirealizacijos akmuo, tokiems jau nuoširdiems, giliems žmonėms. Taip, keliaujame prie šito gražuolio. Tiems, kam patinka dėmesys, o liūtai beprotiškai mėgsta dėmesį. Kam patinka būti dėmesio centre, kam patinka komplimentai, daug naujų kontaktų, veiksmo, bendravimo, taip pat yra žemiškoji meilė. Ir tiem, kam patinka būti gamtoje, taip pat sustiprina ryšį su motina gamta. Apie kiekvieną, žinoma, galima kalbėti labai daug, bet aš tokius pagrindinius dalykus pasakau. Kuncitas irgi yra ypatingas akmuo, labai ypatingas, nes tai yra besąlygiška meilė. Aš manau, kad kiekvienas sielos darbas yra išmokti besąlygiškai mylėti visas situacijas, visus žmonės, ir blogį, ir visus kitus dalykus, ar ne, ir gėrį lygiai taip pat yra besąlygiška meilė. Aišku, pirmiausia yra artimiesiems, po to visam pasauliui. Turmalinai irgi nuostabus, atrodo, kad kiekvienas burbuliukas yra ir kristaliukas lyg gamta, lyg smėlis, lyg mūsų miškai, gėlių žiedai ir tuo pačiu meilės kristalas, ar ne. Taip pat jums tinka samaninis agatas. Granatai, jų būna ir juodas, ir žalias, tai yra drąsos, ryžto, sveikatos kristalas. Čia dabar rodo jums tokį juodą, bet su vordiniu atspalviu. Amazonitas, mūsų gražuolis, mūsų fainuolis, nuolat mums primena, kad mes esam patys savo gyvenimo šeimininkai ir nereikia teisintis ir nereikia nieko kaltinti. Visas gyvenimas yra mūsų rankose, tai jeigu trūksta drąsos, pasitikėjimo, vis stabdai, vis nepradedi. Amazonitas taip pat yra ir komunikacijos akmuo, ir nuotaikų stabilizatorius. Lepidolitas, labai dar porą žodžių norėčiau apie jį pasakyti, tai yra vienas populiariausių kristalų, taipogi, kad palyginus su šituo, ar ne,
na, žodžiu, ir su kitais, kadangi tai yra antistresinis akmuo. Kas kesta depresijoje, liūdesy, kas turi daug stresų, visokiausių dalykų, įtampų, lepidolitas padeda mums su tuo tvarkytis, taip pat jisai padeda tvarkytis su priklausomybėmis. Tai vienas svarbiausių 21 amžiaus kristalų. Toliau mes turime saulės kristalą, nuostabų, gražų, šildantį. Tai yra gerovės, tai yra sėkmės, tai yra charizma, tai yra džiaugsmas, tai yra įkvėpimas. Na, kai šviečia saulė, iš karto mūsų nuotaikos pasidaro kitokias ir jaučiamės kitaip, ar ne? Tai lygiai taip pat ir saulutė dovanoja mums ir sėkmės, ir įkvėpimo, ir versle, ir susitikimuose. Pats fainiausias dar irgi kristaliukas yra citrinas, nes tai yra pinigų kristalas, vienas dažniausiai padirbinėjimų kristalų, todėl būkite atsargus. Tai yra pinigai, tai yra savirealizacijos klausimas, tai kas mums kiekvienam yra be galo svarbu, ar ne? Realizuoti save. Tai pinigai, gausa, savirealizacija, optimistinė nuotaika ir įjungia mūsų vidinę saulę. Nu, šitas mano yra mylimukas, iš karto prisiduodu. Lazuritas yra dvasinės karalystės valdovas, bet to pačiu ir žmonėms, kurie nori išsiveržti iš rutinos, iš būties ir pradėti naują gyvenimo etapą. Karališkos ultramarino spalvos nuostabus kristalas. Savo šeimininkui dovanoja labai daug gerovės, sėkmės, gausos, labai rūpestingas tiek dvasiniam gyvenime, tiek mūsų fiziniam gyvenime. Ir labai retas, labai ypatingas radokrozitas yra nuostabus meilės kristalas, tie, kurie ieško sielos antrosios pusės šiame gyvenime, tai labai siūlyčiau dueką štai šituos du. Būtent sielos antroji pusė, taip pat tie, kurie nori išsivaduoti iš toksiškų santykių ir grįžti į savo vėžes, į savo ašį, būti vėl normaliu žmogumi. Tai yra visiškos absoliučios irgi meilės kristalas. Ir jau kas būsite 30 plus metų, jau, kaip sakant, arba vyresni, labai rekomenduoju rubino. Tai jau yra brangakmenis, nuostabusis ar ne gražusis, čia štai taip pat yra brangakmenis, rubinai. Jie turi beprotiškai stiprią energiją, ne veltui yra brangakmeniai ir energetika, ir savybių labai daug, kurios liečia ir meilės temą, ir gausos, ir savirealizacijos, ir sveikatos, ir sėkmės, ir savo gyvenimo valdymo, ir tai yra gili išmintis. Tai rubinai, brangakmeniai, liūtai, žodžiu, kuriems 30 plus, jau labai rekomenduoju. Jauniems gali neįsijungti visos savybės ir gali būti energetiškai per stiprus. Tai Mėnulio magija laukia jūsų žinučių su meilė, su džiaugsmu. Darykite print screenus arba parašykite pavadinimus ir padėsiu jums išsirinkti kristalą ir pritaikyti dabartinį jūsų gyvenimo situacijai, kas pas jūs dabar vyksta, kur užstrigę, o galbūt neužstrigę ar ne, galbūt tiesiog trūksta pasitikėjimo, galbūt trūksta gausos, kažkokių naujų etapų ar ne, galbūt meilės, galbūt gilesnio supratimo. Tai padėsiu jums ir konsultaciją jums dovanoju. Tai mėly liūtai, laukiu jūsų žinučių po šiuo video komentaruose, kuris visgi patraukė akį, galbūt į kažkurį labai stipriai smylėjote. Man bus labai smalsu, ačiū už palaikymą, ypač jeigu norite ir toliau video apie kristalus. Ir laukiu jūsų žinučių taip pat komentaruose, kurį zodiako ženklą mes pasižiūrėsime sekantį. Bučkis ir iki.